Sveiki, esu Lena, esu kognityvinės elgesio terapijos praktikė. Ir jau daugiau negu 5 metus dirbu su žmonėmis ir vedu praktinės darbo su vidinio vaikų grupės, kuriuose mes mokomės pažinti savo vidinį vaiką, mokomės suprasti jį, atliepti į savo vidinio vaiko poreikius ir iš tikrųjų priimti jį, pamilti tokį, koks jisai yra. Ir per tuos 5 metus esu sulaukus tikrai nemažai klausimų apie tai, kasgi yra tas vidinis vaikas, ne? Kodėl tai yra taip svarbu dirbti su savo vidiniu vaiku, ypač dabar, kai esame suaugę. Juk nesame jų vaikai, ne, jau turime savo gyvenimus, ne? Tai kam mums dirbti su juo, kaip tai gali įtakoti mūsų kasdienybę. Ir aplamai, kokių rezultatų galima tikėtis iš tokio vidinio darbo su savimi. Tai į visus šitos klausimus pabandysiu atsakyti šitame video būtent per kognityvinės elgesio terapijos ir schemų terapijos prizmę. Gerai, tai visi mes esame iš vaikystės. Ne visi kažkada buvome vaikais, kurie patyrė vienokias ar kitokias patirtis savo tėvų arba savo globėjų šeimose. Ir vienokios patirtis buvo malonios, ne, buvo mus auginančios, buvo mus atliepiančios. Kai mes jautėmės saugus su savo mama, tėčiu, su savo globėjais, kai jautėmės, kad jie mus myli, mes jiems rūpime, jie mus mato, jie mato, kaip mes jaučiamės, jie mato, ko mums reikia tuo metu ir jie duoda mums tai, ko mums tuo metu reikėjo. Ir greičiausiai tokios patirtis padeda mums jaustis fainai gyvenime, kad mes esame faini, kad su mumis viskas yra gerai, kad esame saugus, kad pasaulis yra saugus, ne? Kad aš rūpiu žmonėms, kad aš esu mylima, ir esu vertinga. Bet taip pat esame patyrę iš savo vaikystės ir kitokių patirčių, ne, kurios buvo galbūt kupinos skausmo, kupinos sielvarto ir vienišumo. Kai mums svarbų žmonės, kurie iš esmės turėjo rūpintis mumis, galbūt kėlė mums grėsmę. Mums arba mums kitiem mūsų šeimos nariams kėlė grėsmę, tiesiogiai arba netiesiogiai, smurtaudami, ne, prieš mus arba prieš mūsų šeimos narius, kritikuodami mus, nematydami galbūt mūsų, apleisdami mus, nematydami, kaip mes jaučiamės, nematydami, ko mums reikia tuo metu. Ne, ko mes norime arba ko nenorime. Nes galbūt buvo per daug užsiėmę savo pačių reikalais, turėjo per daug savo pačių rūpešių. Ne, ir tokios patirtis dažniausiai vaikystėje neateina su skausmu, su būtent tuo liūdesiu, kažkokiu tokiu tuštumos jausmu, vienatvės jausmu, kad aš esu viena ir kad niekas nėra mano pusėje. Ne, su atmetimu, nepriėmimo jausmu. Mūsų vidinis vaikas ir yra ta mūsų vidinė psichikos dalis, kuri tarsi neša visą tą sunkių, skausmingų patirčių naštą, ne, ir emocinį tą krūvį. Neša sielvartą, vidinę tuštumą, ne, vidinį kažkokį tokį giluminį liūdesį, skausmą, ne, vienatvės jausmą, gėdą galbūt, arba kaltę, arba tą bejėgystę. Ne. Ir kitais žodžiais tariant, tai yra ta pati mažoji jūs arba tas pats mažas jūs, iš kurio galbūt kažkada vaikystėje tyčiojasi bendramžiai, arba kurį galbūt kažkada kritikavo tėvai, arba lygindavo su kitais, pabrėždami jūsų nepakankamumą, nemenkavertiškumą. Galbūt kažkada tėvai kėlė aukštus standartus, ne, ir tarsi tikėjosi, kad jūs juos atitiksite, o mes galėjome jausti tą savo nepakankamumą, kad aš netitinku tų standartų. Galbūt tėvai smurtavo emociškai, fiziškai, smurtavo prieš mus. Ne, ir būtent tos patirtis yra tarsi užkapsuluotos, ne, yra tarsi kažkur užrakintos giliai viduje. Ne mumyse. Ir nesvarbu, kad dabar šiuo metu esame suaugę, esame solidus vyrai arba moteris, bet ta pažeidžiama dalis mūsų, jinai yra, jinai niekur nedingo. Ir
dažniausiai jinai nori mūsų dėmesio, jinai prašosi mūsų dėmesio. Ir žinot, kaip tas kamuoliukas, kuris yra panardintas po vandeniu, pukšt ir jisai šoka. Iššoka tada, kai savo kasdienėme gyvenime mes patiriame kažkokias situacijas, kurias mus tarsi gražina emociškai į tas sunkias, skausmingas vaikystės patirtis, kurias esame patyrę. Ir tada mes galime pastebėti, kad jau reaguojame ne kaip suaugęs žmogus, bet pradedame reaguoti taip labai stipriai, kartais labai perdėtai, tarsi kaip vaikas. Ir tokiais atvejais, jeigu pastebite, kad taip vyksta gyvenime, tokios perdėtos reakcijos, tarsi ne visai adekvačios situacijos mastui, reakcijos, tai galime tikrai įtarti, kad galbūt šiuo metu aktyvavosi mūsų būtent ta pažeidžiama vidinė vaikiška dalis. Ir šiuo metu reaguoja būtent jinai, nes galbūt ji šitoje situacijoje pasijuto nesvarbi, atstumta, nesaugi. Ir mūsų užduotis, per darbą, būtent su vidiniu vaiku, mūsų užduotis ir yra pamatyti tai, atpažinti ir duoti savo šitai vaikiškai daliai to, ko jai tuo metu reikia. Aš pateiksiu pavyzdžius, per kuriuos galbūt bus aiškiau, kaip tai vyksta. Įsivaizduokime, kad jeigu ant mūsų rėkdavo tėvai, labai stipriai pykdavo ir keldavo balsą, tai savo gyvenime, dabartinėme gyvenime, kai mes susidurėme, pavyzdžiui, su sutuoktiniu, kuris pakelia balsą, arba su savo viršininku, kuris tokiu būdu parodo savo nepasitenkinimą ir pradeda šaukti, kelti balsą, mes galime pajausti labai didelę baimę, tarsi įeiti į tą tokią siaubo būseną. Mes galime sustingti, net visas kūnas gali sustingti tuo metu. Mes galime kartais galbūt stipriai įsiskaudinti ir netgi apsiverkti, arba kaip tik galime įeiti į tokią kažkokią stipriai gynybinę, agresyvią poziciją ir stipriai agresyviai gintis. Tai tuo metu greičiausiai mūsų vidinis vaikas pasijuto labai labai nesaugiai, nes viršininkas arba sutuoktinis priminė mum tiesiog tas situacijas iš vaikystės, kai tėtis arba mama pyko ant mūsų ir keldavo ant mūsų balsą. Tai šiuo metu, nors situacija aš ir esu, galbūt suaugusi moteris, bet reaguoja mano maža mergaitė, nesaugiai, kuri pasijuto nesaugiai. Galiu pateikti ir tokią paprastesnę situaciją. Įsivaizduokim, kad parašėte draugiai, norėdama pakviesti ją susitikti, ir draugė atsisakė, motyvuodama tuo, kad neturi laiko. Mes vietoj to galbūt, kad parašytumėm kitai draugiai ir pakviestumėm kitą draugį į pasimatymą su savim, arba tiesiog nueitumėm pačios su savim į pasimatymą ir smagiai pačios vienus praleistumėm laiką, mes pradedame sukti mintis, kad greičiausiai ta draugė nenori iš tikrųjų su manim susitikti, greičiausiai aš galbūt esu jai neįdomi, jinai tik tai ieško dabar preteksto, kaip tik tai nesusitikti su manim. Ir vėlgi, kas aktyvuojasi mūsų vidinis vaikas, mūsų ta maža, nesaugi ir atstumta mergaitė. Mes galime jaustis atstumtas, mes galime jaustis nereikalingos draugiai, galime jausti tą didžiulį vidinį skausmą, tuštumą ir atstumimą, kurį greičiausiai esame patyrusios vaikystėje su savo tėvais. Ir tiesiog šita situacija mums priminė tą mūsų atstumimą, kuris mums yra taip iki skausmo pažįstamas. Tai jeigu pastebite savo gyvenime, kad vykstant kažkokiom situacijom, jūsų emocinis atsakas, emocinė reakcija į tas situacijas yra tokia labai labai stipri, kartais perdėta, neadekvati situacijai, galime tikrai įtarti, kad reaguoja jau nebe suaugusi moteris arba suaugęs vyras, bet būtent mūsų vidinis vaikas.
Ir jeigu mūsų kasdienybėje dažnai pasitaiko tokių situacijų, kurios mus trigerina, kurios iššaukia stiprią mūsų emocinę reakciją, tai iš tiesų gali labai varginti. Varginti mus ir aplink mus esančius žmonės. Nes mes tada būname tarsi tokia atvira žaizda, kuri gali sureaguoti į praktiškai bet ką, ne iš aplinkos, į žvilgsnį, į žodį, į kažkokį kito žmogaus poelgį, kuris galbūt net su mumis iš vis net nėra susijęs. Ne, bet mes jau reaguojame. Ir kitiems žmonėms gali būti sunku, nes jiems gali būti neaišku, tai kaip tada būti su mumis. Ne, tai ką jie gali pasakyti, o ko negali sakyti, kad mus nesutrigerintų eilinį kartą. Todėl yra be galo svarbu mums patiems imtis atsakomybės ir nudirbti šitą vidinį darbą su savimi. Ne? Ir nuo ko mes pradedame pradžioje, mes galime pamatyti tai, atpažinti, kad šiuo metu, kai aš esu tiesiog įsiutusi, arba šiuo metu, kai aš jaučiu labai stiprų tokį skausmą vidinį, liūdesį, tuštumą, gėdą galbūt, kad tai reaguoju ne aš suaugusi, o mano, 3-5 metų vidinis vaikas. Tai šitos reakcijos nėra nei gerai, nei blogai. Tai tiesiog yra man informacija apie mane, kad šiuo metu mano viduje vyksta kažkas, kas reikalauja mano dėmesio. Tai yra tarsi mano vidinio vaiko toks pagalbos šauksmas, kad man reikia pagalbos dabar. Aš dabar nesusitvarkau su savo jausmais. Ir tai yra normalu. Vaikas negali savo padėti. Nes vaikas tiesiog nežino, kaip tai padaryti ir vaikas neturi tam resursų. Jam reikia suaugusio. Ne? Taip ir mūsų vidiniam vaikui reikia kažko stipresnio už jį, kažko, kas būtų jo pusėje, kas būtų rūpestingas, mylintis ir tikrai norėtų padėti. Mūsų viduje tai gali būti mūsų vidinė sveika suaugusi dalis, kuri gali ir geba pasirūpinti savo vidiniu vaiku. Gali padėti jam pasijausti saugiai, pasijausti mylimu, pasijausti rūpimu, nepriimtu. Ir kas tada įvyksta? Mūsų vidinis vaikas nurimsta. Lygiai taip pat, kaip ir paprastas vaikas. Ar esat matę vaiką, kuris yra apimtas panikos arba frustracijos, ir jisai verkia, jisai yra tokioj labai stiprioj būsenoj. Ir kai šalia tokio vaiko atsiranda rūpestingas, stiprus, ramus suaugęs, ir jisai paima savo vaiką ant rankų ir tarsi leidžia jam savo glėbyje, savo saugiam glėbyje nurimti. Kas įvyksta su vaiku? Jis atsipalaiduoja. Ir dar kūkčiodamas dar taip, jis po truputėlį rimsta. Lygiai taip pat ir mūsų vidinė dalis. Kai ją pasirūpiname, jinai pradeda po truputėlį rimti. Ir kai jinai nurimsta, kai mes atliepiame į šitą svarbų jos poreikį, ji tada geba ir daryti kažką, ką iš esmės ir turi daryti vaikai. Ji eina žaisti, ji eina džiaugtis gyvenimu, ji eina kurti, svajoti. Ir tada pasirodo mūsų laimingas vidinis vaikas. Šalia stiprios, sveikos, mūsų suaugusios dalies gali atsirasti ir mūsų laimingas, mūsų žaismingas, kūrybingas vidinis vaikas. Tai mūsų to vidinio darbo su savimi užduotis ir yra užauginti tą sveiką suaugusią dalį savyje, kuri gebėtų atpažinti, ko šiuo metu reikia mano vidiniam vaikui. Šiuo metu jisai prašosi pagalbos ir aš turiu pamatyti ir suprasti, ko jam reikia šiuo metu. Ir tada duoti, net liepti tą poreikį, duoti jam tai, ko jam reikia, kad jisai gebėtų nurimti ir kad jisai gebėtų atsipalaiduoti. Būtent šitą vidinį darbą mes ir darome mūsų vidinio vaiko grupėse. Ir būtent šitų video ciklas ir yra skirtas tam, kad mes galėtumėm geriau pažinti visas savo vidinės dalis, susipažinti su tokia savo vidinė šeima ir gebėti pasirūpinti tai šeimos nariais,
kuriems reikia pasirūpinimo, ne, ir užauginti ne, tas savo vidinės šeimos dalis, kurios geba pasirūpinti kitomis savo vidinės šeimos narėmis. Ne? Tai tikiuosi, kad šitie video jums yra naudingi ir iš jų jūs gaunate informacijos. Pasidalinkite savo nuomonę, pasidalinkite savo komentarais po juo.